Tai tiek sporto, atnaujintos žinios labame ryte, gero likusio vakaro. Sveiki! Lietų ir vėją šalyje netrukus pakeis šiluma. Savaitės pabaigoje temperatūra gali kilti ir iki 25 laipsnių. Šiąnakt Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjo gūsiai prie jūros sieks 15–17 metrų per sekundę, o temperatūra bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų trumpas lietus. Temperatūra bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Lietus prognozuojamas Telšiuose ir Tauragėje, pragiedruliai Klaipėdoje, Palangoje ir Šilutėje. Šils čia nuo 17 iki 19 laipsnių. Palis Šiauliuose, Mažeikiuose, Biržuose ir Joniškyje, smarkiau Panevėžyje. Čia bus nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Lietus prognozuojamas Kaune, Alytuje ir Varėnoje, netoks smarkus Marijampolėje ir Druskininkuose. Čia 18–19 laipsnių šilumos. Lietingi orai prognozuojami Vilniuje, Ukmergėje, Utenoje, Švenčionyse ir Ignalinoje. Šiluma čia sieks 17–18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dieną vietomis trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 6–11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 8 iki 13, dieną 18–23 laipsniai šilumos, prie jūros vėsiau 15–17 laipsnių. Penktadienį dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 5–10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, dieną 20–25 laipsniai šilumos, prie jūros 17–19 laipsnių. Lietuvos oras kaip